Taigi, koks rugsėjis be naujienų iš Apple? Kaip ir kasmet, Apple pristatė naują iPhone liniją, šį kartą iPhone 16, 16 Plus, taip pat 16 Pro ir 16 Pro Max. Pristatyti taip pat ir Apple Watch 10, atnaujintas Watch Ultra 2 su nauja spalva, bei AirPods 4 ausinės, kurios dabar atitinka ir klausos aparatų standartus. Taigi nieko nelaukia, pradėkime nuo Apple iPhone 16. Šis modelis turi 6,1 colio ekraną, o 16 Plus 6,7 colio. Abu modeliai pasižymė 2000 nitų ryškumu, tad ryškiomis spalvomis bus galima mėgautis netgi ir saulėtoje aplinkoje. Ekranas turi Ceramic Shield apsaugą, kuri yra net 50% stipresnė nei ankstesniuose modeliuose. iPhone 16 serijoje veikia ir naujasis A18 Bionic lustas, kuris užtikrina geresnį energijos taupymą, stipresnę žaidimų patirtį ir iki 30% geresnį spartą. Viena iš pagrindinių naujovių yra naujas šoninis mygtukas skirtas kameros valdymui. Vienu paspaudimu galite greitai pradėti fotografuoti arba filmuoti, o braukiant pirštu per mygtuką į šonus valdyti priartinimą. Paspaudus ir palaikius mygtuką aktyvuojamas Visual Intelligence, su kuriuo galėsite pavyzdžiui nuskaityti plakatus ir automatiškai įtraukti įvykius į kalendorių, ar surasti informaciją apie objektus rodomus kameroje. Tai yra itin patogus įrankis kasdieninėms užduotims. iPhone 15 Pro modeliuose susipažinome su nauju programuojamu mygtuku. Jis niekur nedingsta ir dabar ir atkeliauja tiek į 16 ir 16 Pro modelius. Jis gali būti naudojamas įvairioms funkcijoms valdyti, nuo balso įrašų įrašymų iki mėgstamų programų paleidimo. iPhone 16 serija išlaiko jau pažįstamą dizainą. Gale turime dvigubą galinę kamerą, 48 megapikselių Fusion kamerą ir 12 megapikselių teleobjektyvą su dvigubu optiniu priartinimu. Apple taip pat padarė ir didelį žingsnį dirbtinio intelekto srityje. Naujos AI funkcijos apima elektroninių laiškų santrukų kūrimą, automatinį galerijos rūšiavimą bei AI galimybę Siri. Be to bus galima generuoti AI pagrindų sukurtus emodžius ir gauti pagalbą rašant žinutes ar laiškus. O dabar pakalbėkime apie iPhone 16 Pro modelius. Jie sukurti profesionaliems naudotojams ir siūlo dar aukštesnės kokybės turinio kūrimo įrankius. Šie modeliai turi mažesnės ekranų kraštinės, todėl iPhone 16 Pro ekranas padidėjo iki 6,3 colio, o Pro Max iki 6,9 colio. Be to, šie modeliai pasižymi titano korpusu ir turi tą patį papildomą kameros valdymo mygtuką. A18 Pro lustas šiuose modeliuose siūlo dar efektyvesnį veikimą, sumažina energijos suvartojimą ir palaiko Ray Tracing technologiją, skirtą žaidimų entuziastams, kaip žada Apple, suteikiant konsolės lygio žaidimų patirtį. Pro modeliai, kaip jau įprasta, turi ir atnaujintą 3 kamerų sistemą. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera, 48 megapikselių itin plataus kampo kamera ir 12 megapikselių teleobjektyvą su 5 kartų optiniu priartinimu. Su šiomis kameromis galima fiksuoti vaizdus 4K raiška ir iki 120 kadrų per sekundę greičiu, leidžiant užfiksuoti ypatingus momentus su dar įspūdingesniu sulėtinimu. Taigi, o dabar trumpai dar ir apie kitas Apple naujienas. Apple Watch Series 10 laikrodžiai dabar turi didesnį ir ryškesnį ekraną bei tapo plonesni. Watch Ultra 2 dabar taip pat siūlomas ir su juodu titano korpusu. AirPods 4 pakeitė savo dizainą, ausinės tapo trumpesnės ir ergonomiškesnės, jos siūlo geresnę garso kokybę su daugiau žemų dažnių ir aukštesniais aukštais. Šias ausinės galima naudoti kaip klausos aparatus, o taip pat valdyti ir galvos gestais. Taigi ši Apple linija dar kartą parodo, kad Apple nesiliauja stumti inovacijų tiek kasdieniniam, tiek ir profesionaliam naudojimui. O šiuos visus Apple įrenginius galite įsigyti pas mus puslapyje bigbox.lt jau dabar.